su daugeliu mes turbūt pažįstami, šiek tiek gal iš radijo, šiek tiek iš televizijos, spaudos, interneto, iš parodų, iš visokių kitokių kultūros, šiek tiek politikos renginių. Bet kai gavau kvietimą atvykti, kalbėti apie Justiną Mikutį ir Vilių Orvidą, man tai tikrai nebuvo kažkas tokio netikėto, nes abudu šitos žmonės asmenys tikrai gerai pažinojau, su Mikučiu maždaug nuo 76 iki jo mirties 88, o su Vilium Orvidu mes buvom pažįstami maždaug nuo 82 metų irgi iki jo mirties 10 metų, tai su Mikučiu 13 metų. Aš atvežiau nuotraukų prisikaupęs, aš turiu nemažą archyvą ir vieno ir kito. Apie Vilių Orvidą 99-ais esu išleidęs knygą, Baltos lankos išleido tada tokį albumą, bet tai buvo mano pirmas leidinys. O dabar jau 8 esu parašęs ir čia paskutinės 2 atvežiau, viena žemaitiška, kita aukštaitiška. Tai iš tų nuotraukų parinkau šiek tiek mažiau Mikučio ir šiek tiek daugiau Orvido, nes Orvido taiklus nepataikymas, jis čia lyg tai svarbiausias ir antraštė yra jam skirta. Nors taiklus nepataikymas yra Justino Mikučio žodžiai, ne Orvido žodžiai. Tai čia ponas Giedrius kažkaip taip sujungė į vieną vietą, bet gražiai gavosi. Tai parodysiu kokią 50 nuotraukų su Justinu Mikučiu, su tuo menu, ką Justinas Mikutis mums rodė, kuo žavėjosi, ką kalbėjo. Po to šiek tiek Salantų reikalai, Salantų pjedestalo ir tanko reikalai, nes visa tai dar nesibaigė, pjedestalas stovi. Aš galvojau, žemaičiai bus protingi ir nugriaus, o pasirodo, Rusų ambasada iki šiol iš to pjedestalo padarė savo rusišką paminklą. Ir jisai vidury Žemaitijos, gražiame Salantų miestelį tebestovi. Bet truputėlį vėliau papasakosiu, nes aš tikrai neleisiu, kad jis stovėtų ir jau daug yra padaryta, jau išbrauktas iš kultūros paveldo ir šitos dalykus mes nugriausim tikrai, nepaisant, kad valdžia ir maigosi, vilkina, tempia gumą ir panašiai. Taip kad bus apie 50 nuotraukų Mikučiui skirtų ir apie 100 bus Viliui Orvidui skirtų. Su Vilium Orvidu mes susipažinom, pradėjau apie Orvidą kalbėti, bet gal ir gerai. Truputėlį, aš 15 metų žurnalistų dirbau, tai aš žinau, kad reikia tokios gyvybės truputėlį. Aš nemėgstu šiaip tokių ilgų paskaitų ir panašiai. Aš noriu ekspromto kažkokio ir jeigu tik tai jums kas nors iškils kažkoks klausimas, neaiškumas, norit paaiškinti, kelkit ranką, aš iškart duosiu ir tai kokią valandą, sakykime, mes labiau skirsim tai paskaitai, o pusvalandį antrą kažkokią labiau diskusiją, aš noriu ir iš jūsų nuomonę išgirsti ir panašiai. Dar prisiminiau reikalą svarbų, nes dabar su Žemaitija tikrai aš palaikysiu aktyvų ryšį, nes mane pakvietė daryti kitais metais prieš Velykas, maždaug didžiąją savaitę, mes Oginskių rūmuose atidarysim Maniškę parodą, duoda pirmam aukšte autoriniam darbam, atvešiu porą šimtų ir antram aukšte bus mūsų šeimos išgelbėtas žemaitiškas sakralinis menas, restauruoti dalykai, kurio katalogas išleistas prieš keletą mėnesių, bet paroda bus antram aukšte Oginskių rūmuose. Gerai, grįžtam prie Viliaus Orvido. Aš žinojau apie Viliaus fenomeną, jo skambėjo šiek tiek viešoje erdvėje apie jo kuriamas skulptūras ir jo sodybą.
ir žinojau, kad jis yra stumdomas valdžios, bet konkrečiai pirmą kartą nuvykau į Salantus tuomet, kai tikrai neprisimenu kelinti metai, gali būti kokie 81 arba 2. Jau aš buvau atleistas iš Dailės instituto ir man paskambino skulptorius Mindaugas Navakas. Jis tikrai iki šiol žinomas labai geras modernistas ir sako, ar žinai, kad Viliaus Orvido sodyboje greuna eksponatus, kryžius ir skulptūras. Sakau, gerai, kad pasakei. Aš rytą sėdau į autobusą, išvažiavau kitą dieną ir taip iš tikrųjų, kai atvažiavau į vietą, jau čia į Garždelės tą sodybą, Vilius sėdėjo ant didelio kūlio, ant tokio akmens ir tą kūlį didelį stūmė didysis buldozeris. Bet Vilius žinojo, kad tas kūlis tikrai neapsivers, bet jie imitavo griovimą. Ir tuo metu privažiavo keli viliukai valdžios žmonių ir iš jų tokie po gerų pietų jau matosi tokie įkaitę diedai, tokie kai kurie rusiškai, kai kurie lietuviškai, kai kurie žemaitiškai ir pradėjo keikti. Bet Vilius su tėvu Kazimieru Orvidu buvo susitarę, kad jie pasakos, kad čia tėvo darbas. Viskas, sodyba ir visi tie. Ir tą ugnį tėvas buvo susigalvojęs, kad geriau šitai bus, kad atseit jau pasenęs, durnelis, jau čia liaudės menininkas, akmens kalėjas čia kažkaip. Ir iš tikrųjų ir tie atvažiavę iš Kretingos, ten partiniai bosai, dar nežinau, aš buvau eilinis toksai pakeleivis, buvo ruduo ir tai žmogų iškeikė smarkiai. Bet tuo metu, sakau, Vilius sėdėjo ant akmens ir kadangi tas Stalinicas, tas sunkusis buldozeris, triukšmingas toks, tai jie specialiai nestabdydami to triukšmo, norėjo durniuoti, tą visą tą performansą padaryti tokį, kažkas greuna, kažkas keikiasi, kažkas vaikštinėja. Ir po to jau jie išvažiavo tie partiniai, ten pusvalandį jie pasikoliojo ir mes tada susipažinom su Vilium, jis ten viską aprodė. Po to jis pas mane į Vilnių atvažiavo, mano meną žiūrėjo ir po to mes tikrai smarkiai susidraugavom ir keliavom ir po Lietuvą, jis kartais, tuo metu jisai pinigų turėjo smarkiai, nes jis darė šitos paminklus kapams ir tiesiog, grubiai kalbant, iš jo kišenių byrėjo pinigai. Jisai toks, jam tai nėra tų pinigų, atveža jam didelę savivartę tą kamazą akmenų, tai jis iš karto 25 duoda tam šoferiui ir išverčia ir išvažiuoja. Tiesiog labai viskas vyko greitai. Ir dabar grįžtu prie Mikučio. Mikutis irgi buvo, jis grįžęs iš lagerio, jis tapo tokiu kaip rakštimi Lietuvos kultūrai, politikai. Tai buvo vienas iš labai nedaugelio žmonių, buvo tokių disidentuojančių žmonių. Aš pažinojau ir Bieliauskienę, Sadūnaitę, Ciziką, ten kitus. Tai jie tokie iš drąsesnių, bet jie nebuvo kultūros žmonės. O Justinas buvo apsėstas kultūra, persijėmęs, persisėdęs kultūros reiškiniais ir jis rėždavo iš peties tiesiai į akis, į kaktą. Jeigu kas darė kultūrą prisitaikydami, tai jisai tiesiog eidavo į namus ir sakydavo, tu esi niekšelis, gavai premiją, bet tu žinok, kad tu kosėsi dėl tų premijų visų, todėl jis Justino Marcinkevičiaus negalėjo pakęsti, nes tai buvo prisitaikėlio tipas. Kaip jis kartais jį pavadindavo tarybiniu kunigu.
Nu, dėja taip yra. Taip kad aš žinau, kad čia gal iš jūsų bibliotekininkų, bibliotekos lankytojų Marcinkevičių nebūtinai blogai atsiliepia, bet aš iš tikrųjų po to rinkau medžiagą daugiau su jo kursiokais, su Jonu Kazlausku, kurį saugumas nužudė. Aš su Kazlausko dukra buvau draugas, mes vienam kieme užaugom, taip kad žinokit, turiu tokių dalykų, kurių dar net viešumoj nėra, bet ir apie kitus žinomus žmonės. Nu, aš mėgstu imti kokį nors Bosą, kokį nors Konstantiną Bogdaną, kokį nors Antaną Sutkų fotografą ar dar kažką, nes man kai kurie žmonės papasakojo konkrečių dalykų apie šunybės, bet tokias žiaurės ir riebės šunybės. Žiūrėkit, tai ką aš noriu pasakyti, aš kalbėsiu atvirai ir laisvai. Vis dėlto mes 30 gerų metų Lietuvoje laisvai gyvenam, už sienos gražus rudens graži popietė ir būtų keista ir kvaila kalbėti politiškai korektiškai. Aš tikrai būsiu nekorektiškas, nes žmonės, apie kuriuos mes šiandien kalbėsim, jie buvo politiškai nekorektiški. Jie buvo įkaitę, įsiutę. Vienas buvo menininkas geras, kitas buvo teoretikas, kalbėtojas, filosofas, mąstytojas, bet jie tik visai nebuvo prisitaikę. Žiūrėkit, čia yra pirmoji nuotrauka iš Kretingos pranciškonų gimnazijos ir joje sėdi moksleiviai, gal su dėstytoju centre. Aš nepažįstu, kas jis toks, bet man šita nuotrauka svarbi tuo, kad yra Justinas Mikutis sėdi, nudelbęs akis, ir šalia jo Antanas Mončys. Tai abudu žemaičiai, vienas nuo Darbėnų iš Mončių kaimo, kitas iš Šateikių Rūdaičių. Ir jie šitoj gimnazijoje susipažino ir tapo draugais artimais, bendravo, draugavo. Man Justinas sakydavo, Antans pakvietė vieną kartą pas save į sodybą ir sako, Antano tėvas turėjo žirgų, tokią, tvartą tokį, stoginę tokią. Ir ten tokių stiprių žirgų turėjo. Ir Justinas Mikutis visą laiką mėgdavo, ar mus auklėjo, mokė, niekad nesiūlydamas kažkokio tiesioginio mokymo, bet jis duodavo kažkokių poetinių užuomenų, kažkokių štrichų, kažkokių netikėtų dalykėlių. Tai jis dėl poros žodžių tą paminėjo. Sako, mes užėjom į tą kūtę ir ten kažkoks, tarnautojas, bernas tvarko tuos žirgus, ten ar šukuojo, ar valo kažką, ar šeria. Ir vienas tas žirgas pradėjo labai daužytis. Ar ten tas, gali būti dėl Mončių. Sako, Mončio tėvas, sako, priėjo prie to žirgo, trenkė kuloku į sprandą ir sako, tu kumeli, ar tau bembalsi kiaušės kanda. Ir sako, kaip gražiai, kaip vaizdingai pasakyta. Yra keli tie žodžiai ir iš karto, tokios gyvybės duoda ir apie žmonės, ir apie gyvūnus, ir matot, vėlgi politiškai nebūtinai labai korektiškas daiktas. Bet Justinas Mikutis, va čia galim iš karto šokti, tuoj sekundėlę. Gal čia jis nenori? Jo, bet čia Justinas grįžęs iš lagerio ir su poezijos knygelė, nežinau, ar čia Vingio parke, ar čia kažkur išvažiavęs į Žemaitiją. Bet
Justinas mus mokė ir po to jau, kai jie susipažino su Orvidu, tai ir Orvidas tiesiog triumfavo nuo to džiaugsmo, nuo tos tokios pedagogikos, edukacijos, kuri nėra tiesioginė, nėra brukama, bet jeigu tu nori būti ar esi tuo mokiniu, tai iš tavęs irgi mokytojas reikalauja pasiruošimo ir filosofijos skaitymo, ir poezijos, ir meno supratimo, ir muzikos supratimo, jeigu yra galimybė ir teatro, ir kino, ir baleto. Justinas Mikutis, žinokit, visą tai buvo patyręs, perėjęs. Jis lagerį labai su aukšto lygio intelektualais kalbėjo, bendravo ir tikimybių teoriją matematikos, irgi jis išmoko būtent lagerį. Iš tų vokiečių profesorių, sakė, graikai buvo, japonai buvo, su nemažai žmonių. Taip, kad kitas galėjo nieko nedaryti, grįžęs po darbo ant gulto tiesiog gulėti ir tiesiog vėpsoti. O kiti susijungdavo į grupeles, į tokias. Ir Justinas buvo tikrai labai prisikaupęs. Tai, sakykime, aš tokį pavyzdėlį pasakysiu. Pavyzdžiui, Justinas mums kalba apie meno reikalus, bet jisai, norėdamas, kad mes suprastume tą meninį mąstymą, jis sakydavo apie meno sąlygotumą. Menas negali būti ir neturi būti plepus, neturi būti tiesiogiškas, nes mene yra labiau veikia, o jeigu jis nori į meno kategoriją eiti, jis turi būti netiesioginis, užuominas turi būti. Ir jisai sakydavo, Vytautas Mačernis, čia jau apsigimęs žemaitis, ir Justinas, norėdamas iliustruoti šitą, tą tikrą aukšto lygio meninį mąstymą, jis sakydavo šitą eilėraštį: vėlų rudenį, kai įdienojus saulė šalto aukso spinduliais laukus nubarsto, rodosi šis mirštantis pasaulis panašus į didelį stiklinį karstą. Pirmas posmas, antras posmas: niekur nesustoja žvilgsnis ilgesingas, skrodžia tuštumos beribį okeaną, rodosi visi dievai seniai jau mirę, seniai jau dingo ir apmirę Hado šalyje gyvena. Antras posmas. Ir trečias, pats svarbiausias, nes buvo tokia slinktis, pamažu toks vystymasis, toks, taip kaip teatro kažkokia kompozicija, ir dabar artėja į dramatinį centrą, į kulminaciją. Ir tas trečiasis: bet poetas, ciklo paslaptį išskaitęs, regi gracijos sulėtintąjį šokį mirštančioj gamtoj. Matot, ir judėjimas prasideda, ir fonas, tas bekas yra toksai nebylus, apšalęs, apsalęs, bet ciklo paslaptį išskaitęs, regi gracijos sulėtintąjį šokį mirštančioj gamtoj. Kadais pati dievaitė jį išmokė, tą poetą, po sustingusių ir statiškų paveikslų įžiūrėti ritmą, kuriantį ir veikslus paveikslas. Irgi Mačernio čia labai gražus, gyvastingas veikslus. Ir kartu paveikslas ir veikimas. Mačernis į vieną žodį sudėjo. Tai Mikutis, Justinas mums aiškino tą būtent, žinokit, šitą eilėraštį aš niekad nesimokinau, bet iš Justino Mikučio
va prieš 35 metus deklamuotų, bet jisai mums išūždavo galvą, jis ateidavo ir tiesiog lipdavo ant kupros. Mano tėvai sakydavo, ką tu darai, tu, sako, būsi traumuotas, jeigu tu su juo bendrausi. Nes jis ateidavo pas mus į namus ir iš karto pradėdavo nuo poezijos, nuo kitų dalykų. Tai sakau, šitas žemaitiškas eilėraštis, jam tai buvo kaip meno pajutimo idealas. Ir jis va būtent per šitos dalykus jisai mus auklėjo ir mokino pajusti tą tikrą meną gerą. Jo, čia yra tokia sena skaidrė ir mano dirbtuviai, po to aš ją radau po 30 metų, buvo padrėkus truputėlį, taip kad čia tas aplinkui, tas anturažas toksai, tiesiog skaidrės, tas filmas truputėlį gavo drėgmės ir, bet toks gaunasi, toks rėmelis kažkoks. Tas Mikutis, žinokit, jis buvo ir kuklus, giliai krikščioniškas, bet jis nebuvo klerikalas. Ir kadangi jau, kai jis nesulaukė laisvės, 88 jisai pasimirė, bet po to, kai aš mažąją studiją pradėjau, žinokit, aš norėjau truputėlį tęsti šitą. Tai, ką aš gavau iš jo, iš profesoriaus Juozo Keliuočio, bet čia jau kita tema truputėlį, iš Aukštaitijos, iš Kauno Naujos Romuvos redaktorius. Ir šitą, tai, po to jau kunigas Kavaliauskas truputėlį vėliau buvo, jau mažoje studijoje įsivažiavus. Taip, kad aš sakau, aš taip lyg tai estafetę truputėlį norėjau perimti ir nenorėjau, kad jie apmirtų būtent, taip kaip tam eilėraštį. Tai va, Mikutis, su Mikučiu, matot, jis turėjo savo butelį Naujoj Vilnioj, bet jis ten buvo gavęs, grįžęs iš lagerio su kaimynais, tokį bendrą butą, tais Chruščiovo laikais duodavo tas komunalkės tokias. Ir aišku, kad ir jam nepatiko tie jo kaimynai, ir tiem kaimynam jisai nepatiko. O nepatiko jis, automatiškai, jis nebūtinai turėdavo kur nusipraust, išsiskalt, jis toks biski pasmirdęs ten dar kažkaip, bet jis pas mus šeimoje, kai atsirado, kai mes tenais va šitoj prie Vilniaus turėjom tokią prieš karą, tai buvo žydų vila, po to sovietmečio vaistinė ir po to niekas per daug jie nesirūpino ir buvo Dailininkų sąjungos balanse ir mums su žmona davė kaip dirbtuvę. Bet mes tuo metu gyvenom pas mano tėvus, turėjom vieną kambarį ir vaikai pradėjo ristis mūsų ir mes išsikėlėm gyventi būtent į Vilniaus Jeruzalę. Ir tas užmiestis, nors mes ten sąlygų gerų neturėjom, bet mums gerai buvo, kad šalia medžiai, ežerėlis ir Mikučiui labai patiko pas mus. Jisai metus ir 3 mėnesius negrįžo į savo butą, jis pas mus gyveno. Mano dirbtuvė ant sudedamos lovelės jisai gulėdavo ir todėl tas mano su juo bendravimas, beveik jis kaip šeimos narys tapo. Ir aišku, aš tuo metu dar tų mikrofoninių diktofonų tais laikais, buvo pati pradžia kažko, ne pradžia, dar nebuvo jokios pradžios, tai buvo sovietmetis. Bet aš jau ten tų diktofonų, ar neatsimenu, iš kur, iš Amerikos kažkas atvežė, man atrodo, kad panas Pemkus atvežė, jis klausė, ką tau atvežtų, atsakiau diktofoną. Tai mes valgydavom ar pietaudam, ar vakarinę, ar pusryčią, aš įjungiu diktofoną ir jisai valgydamas ar gerdamas, jis visą laiką kalba. Matot, čia yra iš tų žmonių, kuriem reikia auditorijos, jis kartais sakydavo, mane vemt verčia žinios. Galite įsivaizduoti žmogų, kuris negali normaliai sėdėti dėl žinių pertekliaus. Kai mes į bažnyčią eidavom, mes buvom nuo sovietmečio praktikuojantys žmonės,
bet Mikutis negalėdavo bažnyčioje ramiai būti. Jis negalėdavo sėdėti, bet net ir stovėti negalėdavo. Jis jis nenorėdavo trukdyti žmonėm parapiečiam, nes galvoja, kad čia beprotis kažkoks atvyko. Tai jis eidavo į bobinčių ir jisai žino mišių eigą ir per pakylėjimą jis sustingsta, pastovi ar atsiklaupia. Bet tik baigėsi, kai visi gali atsisėsti, tai jis tada pradeda tenais užpakaliniai daly lakstyti. Tai todėl ir šiandien performansas, kuris bus, kaip ten vadinasi, ar judantis kažkoks, ar eigastis, netgi jis nelabai einantis, jis būdavo toks paknopstom bėgantis, toks. Žinokit, sovietinis saugumas jį žinojo, bet aš ten bendravau ir su tais didesniais Rusijos disidentais ir jie man sakydavo, kad Justinas turi gerą uoslę, kaip reikia su sovietiniu saugumu elgtis. Reikia ant jų rėkti. Kai pamatai, kad tave seka kas nors, arba tuo labiau milicininkai atsiranda, tai reikia sakyti, ko jūs kimba čia prie mane. Ir jie dažniausiai dingsta, nes jie, saugumas nemėgo tų garsiai einančių ir jiem daug geriau būdavo tvarkyti su tais tyliaisiais, skausmingaisiais, kurie norėdavo kažkaip savo širdį, beveik savo šeimose nesakyt, ar net atsiskirdavo nuo šeimų. Ne, jie ir Justinas mus išmokė ir mane išmokė būtent eiti į viešumą ir kalbėti, ir tai pasiteisino iš tikrųjų. Tarp kitko, mano tas į Žemaitiją atvykimas irgi buvo dėl saugumo. Nes kaip mane pašalino iš 5. kurso, pradėjau imti į tarybinę armiją ir aš tenais pradėjau išsisukinėti. Aš tiesiog nepriimdavau šitų pavieskų, tų šaukimų. Sakydavo, nėra tokio Vaidoto Žuko. Sako, a kada on будет? Kada jisai bus? Aš sakau, nežinau kada. Jis sako, pasirašykit. Nesakau, aš čia nieko bendro, aš nepasirašysiu. Bet vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą ir pamačiau, kad aš negaliu žaisti. Nes pradėsiu jau lipti smarkiau. Ir jeigu identifikuos, tai tuo blogiau, pasodins iš karto. Taip, kad mes su žmona, su vaikais į Žemaitiją dingom ir kažkaip tas pasiteisino. Bet be viso kito ir patys išsigelbėjom ir dar žemaitiško meno išgelbėjom, restauravom ir dabar bus parodoj. Gerai, Mikutis važiuoja. Čia Mikutis su mano senoliu, mano mamos tėčiu Vasiliausku Vincentu, o čia ant rankų laiko mano sūnų, čia Krikšto dieną, Pranciškus Žukas ir Justinas. Toksai, matot, Mikutis, jisai buvo, jam patiko mūsų šeimoje, kad maži vaikai, čia viskas. Bet iš kitos pusės jis visai nekreipė dėmesio į tuos vaikus. Ir net į moteris, į kaimynus, į fizinę situaciją. Aš nepasakosiu kai kurių tualetinių dalykų, bet ten įvykdavo visiškas kosmosas, ko šiais laikais atrodytų, negalima, tu turi eiti ir apsitarnauti. Bet jisai tiek turėdavo emocingų teorijų, kad šlapimas nelaikydavo jam. Ir tokiais atvejais nei tu jam pastabą duosi, nei ką. Man tai nusispjaut, tegul jisai elgiasi ir aš galiu nekreipti dėmesio, bet žinoma, ten jis nueina į svečius ir kai šitaip panašiai elgėsi, tai ten moteris dažniausiai šeimininkės su šluotai išvydavo. Ir iš Balsio kompozitoriaus namų yra išvytas, ir iš Vinco Kisarausko namų. Sakė, kad mane Kisarauskienė Saulė išvijo su šluota. Bet kartais jis prisiprašydavo.
Pavyzdžiui, va toks momentas suprasti Justiną Mikutį, kuris sovietmečio, jau beveik Gorbačiovo laikai, kokie 85 metai. Jis pas mus tenai Vilniaus Jeruzalėje, mes ten gyvenam ir ten šeštadienį jis grįžo gal iš Žemaitijos, visas spuoguotas, toksai nesiprausęs. Tai žmona mano sako, eikit jūs pradžioj išsimaudyti į pirtį. O po to jau grįšit ir bus vakarienė, jau aš ir bulvių užkaisiu, ir ten mėsos bus ir panašiai. Ir mes nuėjom į pirtį, buvo žiema, su paltais, Justinas su kepure. Ir aš įėjau ir pradedu rengtis ten, kur vyrai, ten savo spinteles turi, o jisai stovi. Bet mūsų santykiai tokie buvo, aš jį gerbiau, aš nenorėjau lyst, kas aš toks, aš buvau perpus jaunesnis, nors dabar aš jau vyresnis negu jis miręs buvo, bet tuo metu man buvo 35, jam 60 su viršum truputį. Jisai nesirengė, jis stovi su paltu, su kepure. Aš nusirengiau nuogas ir einu jau į tą karštąją patalpą, kur ten jau tų ponų, tų diedų tenai susirinkę, visi muilinasi, tenais kažką plaunasi, šitie tie bliūdai, tie tazikai tokie. O Justinas įėjo ten su paltu ir su kepure. Visi žiūri, kas čia beprotis. Ir Justinas ką padarė? Jis ten pradėjo nusirenginėti. Ir jis nusirengė visai, pasiėmė tą ūkinį muilą, ten be pinigų duodavo tenais. Už tą kažkokį tą kontramarkę bilietą ten jau būdavo ir tas pasinaudojimas muilu. Ir jis pradėjo skalbtis. Ir savo kelnes, ir viršutines, ir apatines, ir tos ilguosius kalsonus, ir marškiniai, ir apatiniai marškiniai. Ir ką reiškia, jisai kelis mėnesius nesiskalbęs, per daug nesiprausęs, visi tie lankytojai baltose putose, o nuo jo juodos putos eina. Tai galite įsivaizduoti, kaip aplinka į tokį žmogų galėjo reaguoti. Bet, jūs žemaičiai, jis apie Žemaitiją, žinokit, kalbėdavo labai daug. Jisai laikė save tikrų žemaičių ir sakė, kai jam jau ne tai, kad įkyri, bet jau jisai sprogsta nuo tos aukštaitijos, nuo Miesčionių, Kauno, Vilniaus, nuo tų prisitaikėlių, jis grįžta į Žemaitiją ir sako, kur nors prie parduotuvės su kokiu pijokėliu pakalbėti, sako, koks gėris, koks malonumas. Bet jis sakydavo, jeigu jau durnas žemaitis, tai sako, jis perspjaus visus kitus. Tai aš truputėlį dėl Salantų tanko ir to paminklo, tai žinokit, čia man atrodo tas variantas iliustruojamas. Jo, tai čia mes su žmona ir Justinas Mikutis ir čia mūsų sūnus ir Krikšto diena. Tai buvo čia 84 metai. Jo, čia kažkur mes keliaujam po Lietuvą. Mes su Mikučiu ir į Leningradą važiuodavom į parodas, į Ermitažą, į Maskvą gana dažnai. Tas būdavo su Rusija toks reikalas, kad gali per naktį važiuoti į Rusiją. Po to nuo ryto jau patenki į tą muziejų ir jau vakare gali grįžti. Net nereikėdavo jokio tenais viešbučio ar draugų ieškoti. Taip, kad užtekdavo tos vienos dienos ir panašiai. Atsiprašau, čia... Jo, čia yra Arūno Kulikausko nuotrauka, čia yra porą metų prieš mirtį, Justinas Mikutis Dovainonyse. Ten buvo tokia sodyba, kur nuo tarpukario, ten man atrodo
kieno ten ar Didžioko tenais buvo Dovainonis ar kas. Nu, nesvarbu, bet ten būdavo menininko susirinkimo vieta, ten ir vyno išgerdavom ir panašiai, tai Mikutis, ten net jo draugai, tas Čiuvašo poetas Genadijus Aigi atvažiuodavo su šeima, nu, bet tokie mušti žmonės visi. Tarp kitko, rusų disidentai, tie lagerininkai, jie ir ten, ir Maskvoje, Leningrade labai laukdavo Justino. Nes, nu, man jie net sakė, kad sako, все съезжались на Justasą. Nu, jeigu sužinodavo, kad Mikutis iš Lietuvos atvažiuoja, tai suskrenda, neskrenda, traukiniais važiuodavo, kai kas iš Kišiniovo, Moldavai, nu, dažniausiai lagerininkai. Iš Gruzijos, Armėnijos, Baltijos šalis ir panašiai. Tai ten, nu, 89 aš dariau apie jį filmą 2 dalių, Agrastų vynas, tai ten iš 50 žmonių ten keli yra ir tie rusai kalbinami, kurie pasakoja konkrečiai, jie dalyvaudavo tuose. Ir sakydavo, kad ten iš tikrųjų tos kelios paros su Mikučiu, sakė, beveik ten nemiegodavo, todėl kad visi išsižioję klausydavo. Ir matot, su Mikučiu būdavo sunku, reikėdavo mokėti, turėti kantrybės, nes kiekvienas iš mūsų turi savo gyvenimą, savo minčių, savo nuomonių, nuotaikų, o kai atsiranda toks tipas, toks žmogus, nu, jis kalba. Bet mes 100 valandų su savim praleidžiam, o kartais tik tai susitinkam su tokiais žmonėm, tai dažniausiai geriausiai, ir aš tai buvau nusprendęs nesikišti su savo nuotaikom, nuomonėm, jeigu jauti, kad jis klysta ir kažką nusikalba, kažką nori paaiškinti. Bet Mikutis, matot, buvo toks tipas, su kuriuo galėdavai kalbėti apie viską. Aš jau šeimos žmogus buvau, bet aš intimių dalykų, kai kurių higienos intimiosios, nu, manęs tėvai niekad nemokė, mes kieme su bernais apie tai nekalbėdavom, o Mikutis galėdavo viską paaiškinti. Nu, iš tikrųjų, nu, aš jau neaiškinsiu, mes kaip vyrai ten kalbėdavom visiškai be ceremonijų. Tai, bet aš čia dabar, nu, jau nekartosiu šitų dalykų. Kartais, kelis kartus jisai paskolino man pinigų. Nu, jeigu jis turi 15 rublių, aš neturiu, man reikia kažko, nežinau, ar vaikam, ar mokesčiam, ar kam susimokėti, jis paskolindavo ir jis po to vėlgi, nu, jis atsiprašinėdamas duodavo man pinigų, po to, žinoma, aš jam suprašindavau. Bet jis sako, aš vieną kartą einu pro aušros vartus ir sako, ten visada ten tų ubagėlių būdavo. Ir sako, aš žiūriu kišenėje šiek tiek 1 kapeikų, kitą kapeikų ir po to sako, pietų metas aš noriu eiti batoną ir kefyro nusipirkti, žiūriu, nebeturiu. Tai sako, aš ten atsistojau prie jų, nu, ir susirinko ir po to pasivalgė ten kažkaip. Nu, galite įsivaizduoti, tokie žmonės tarybinio laikmečio, nu, jis intelektualas, jis mokėjo kalbas, jis galėjo iš tikrųjų kalbėti apie, tarp kitko, buvo viena situacija, kai mes kartu važiavome į Talino parodą kažkur ir mes miegojom bendrabuty studentų dailės instituto. Ir buvo ilgas vakaras, buvo vyno ten nupirkto, gamzos, ar, nu, toks moldaviškas, sausas, toks bjaurus, bet kadangi daug žmonių, tai reikėjo daug ir vyno. Nu, nesvarbu. Ir kažkokiu metu Justinas nuėjo į tualetą ten į koridorių ir aš tų studentų, o ten buvo ir estai, latviai, baltarusiai, ten ukrainiečiai, ten kažkokie Kaukazo, nu, mūsų kokie gal 15 buvo. Aš jiem visiems sakau, žiūrėkit, chebra, sakau, va, yra žmogus, su kuriuo galit kalbėti bet ką, absoliučiai bet ką.
nedurniuokit kažkokiu, bet iš tikrųjų, jeigu turit sunkų klausimą, sakykit. Ir Justinas grįžo iš tualeto, atsisėdo ir pradėjo būtent jie įsidrasinę. Ir tai, koks tai buvo vakaras, ojojojojoj. Tai, žinoma, mes tais laikais nei labai įrašinėdavom, nei ką. Čia yra Notėnuose tie žalnieriai velykiniai ir čia Romo Požerskio nuotrauka. Justinas Mikutis, matot, beveik vos ne kaip Kristus. Tiesa, nors matot, Justino vis tiek Mikučio teorijos atsiremdavo į Kristų, į Evangelijas labai dažnai. Jis tikrai labai mėgo ir jis neatsakydavo, kad net ir Jean-Paul Sartras, kurie buvo tolimi bažnyčiai ir tikėjimui, bet sako, kadangi jie turi žodžio pajutimą, tai jie neigdami priartėja prie krikščionybės. Neigdamas, čia kaip Kristus sakė, būkit arba karšti, arba šalti, tik nebūkit drungni, būsit išspjauti iš burnos. Tai Justinas irgi labiau mėgo tuos radikaliai apsisprendusius neiti į šitą pusę, bet žinoma, jeigu apsispręsdavo jau sugrįžti arba, kai Maritenas filosofas ar Žanas Kokto, jau jis buvo toks sugrįžęs, bet Žoržas Bernanosas, žinot, šitą prancūzų rašytoją, žinoma, dar jis labai mėgo tuos 20 amžiaus pradžios prancūzų katalikų intelektualus. Tas Huysmans, toks buvo Leon Blois redaktorius. Mes sovietmečių nei būdavo išversti šitie dalykai, nei lietuvių, nei rusų kalbas, o tų užsienio kalbų ne visi galėdavo skaityti. Bet, pavyzdžiui, Justinas sužinojo, kad Henrikas Börlis atvyksta į Maskvą, į susitikimą. Jis ten pateko pas Börlį ir jie pasikalbėjo kaip reikiant. Borisas Pasternakas, man Justinas kuklindavosi, nepradėdavo ten vaidinti ar girtis kuo nors. Bet ten kažkaip iš kalbos buvo situacija, sakė, kad Pasternakas atsiuntė jam 2 bilietus atvažiuoti į tą prie Leningrado, ten jisai gyveno, kaip ten vadinasi, ten Speredelkino ar kažkokia tokia, rusų rašytojų ten, tokios vilos. Ir sakė, Pasternakas netgi nupirko bilietą, kad jis ne vakare išvažiuotų, bet kitą dieną išvažiuotų. Jis norėjo su Mikučiu kalbėti 2 paras. Tai yra svarbu. Čia mano paties tapytas portretas Mikučio. Matot, kai aš pasakoju, kad jis pas mus gyveno, tai vienas daiktas gerai jo klausyti, bet kartais, ne kartais ir dažnai. Įkyrėdavo jisai, nes jis po to vis tiek, kai tokia nesustabdoma tokia Katarinka eina, tai jis vis tiek kartotis pradeda. Ir jis net, pavyzdžiui, kai eina į dirbtuvę, į kambarį, tai iš karto sakai, tai kokią muziką klausom. Jis kaip apsėstas Bachą. Ir kiek tą, gerai, aš turėjau paveldėjęs iš vieno mirusio kunigo viską, kas tuo metu Bacho buvo išleista Vokietijai. Visas kantatas, oratorijas ir vargonų. Tai aš turėjau kokią 40 plokštelių. Tai jis kai ką tikrai ir Mato pasijas, ir Jono pasijas jis mintinai žinojo. Ir jis nesakydavo, dar klausimas, ar svarbesnis Bachas, ar visi kiti kartu sudėjus. Dar iš jo tų paradoksų, pavyzdžiui, dėl Mocarto. Jis sako, Mocartas užgydo žaizdas, dar joms neatsiradus. Bet tai gražu, tai tikslu. Bet žmogus iš tikrųjų, tai ką aš noriu pasakyti,
jis įeina, aš uždedu tą Bachą ir jis man kolonėlės ir ten nu tikrai gera muzika. Ir jis man aiškina, pradeda, va žiūrėk, pauzė, žiūrėk. Jis 1, 2, 3 pauzė, Bacho pauzė. Kokia jinai svarbi, sako, čia tai kaip troleibuse važiuoji ir staiga kažkas ten atsitinka, stabdo vairuotojas ir visi griūna į priekį. Tai ir jisai atranda kai kurios dalykus, va, nu, tokiais paprastais, primityvesniais tokiais pavyzdžiais, bet iliustruoja labai tą meno ar kūrybinę struktūrą. Tai jis kalba, aš jį sakau, sėskit va čia į krėslą ir sėdėkit, kalbėkit, o aš jūs paišysiu. Nu tai va čia iš tų, aš čia truputėlį, nu man jis kažkaip norėjusi tokį lyg ispanų, toksai kilnusis įdalgas, toksai kažkoks, nu tą tokią lyg tai pelerina tokią baltą, bet va šalia dar ir kaukolę nupaišiau, tokį kaip Hamletą tokį lyg tai. Nu, ar Magdalietės, ten, nu, šiek tiek tokių yra asociacijų. Jo, čia mano toksai tapybos darbas, kur nutapiau Justiną Mikutį jauną, o čia save patį norinti būti tokį Napoleonu, beveik su tokia trikampė, nu, bet jaunas Mikutis. Bet čia matot, kai čia dabar privačioje kolekcijoje šitas paveikslas ir manęs klausė kažkas čia ar parodoje, ar kur, sako, kodėl užpakalinės kojos supančiotos. Nes žmonės, kurie žino tą nuo sovietmečio arklių ganyklų situaciją, nu visi žino, kad priekinės gali būti supančiotos. Bet jūs pabandykit supančiot užpakalinės kojas, arklys iš karto grius ir jis negalės vieno žingsnio žengti. Tai aš nu, specialiai durniuodamas truputėlį, tai aš tam klausytojui ir sakau, kad aš norėjau parodyti, kaip mes jautėme sovietmetį. Kai mes norėjom, mes turėjom jėgos, nu net visos ir automobiliai, lėktuvai vertinami arklio jėgomis. Tai arklys vis tiek pajėgus padaras, bet supančiok tu ją užpakalinės kojas, viskas, jis stovėti jisai stovi ir absoliuti dauguma nesupranta tos metaforos žiaurumo. Čia vėlgi aš turėjau tokį iš Jokūbo bažnyčios, aš buvau įlipęs per langą, tuo metu ta bažnyčia Vilniuje paversta buvo dekoracijų sandėliu. Tai aš tenais ir drobės truputėlį esu išsinešęs iš to dekoracijų sandėlio ir kai kurios dekoracijų, nu tokius aišku pasenusius daiktus, ten visokių kaukių, asilų, garnių, beždžionių. Ir per užgavėnes mano vaikai užsidėdavo į kiemą, eidavo su tom dekoracijų kaukiam. Bet aš turėjau ir tokią egiptietišką krėslą. Nu, jisai nei geras, nei blogas. Nu, bet aš Mikutį pasodindavo į tą krėslą ir paišydavo. Tai čia šiek tiek to krėslo. Nu, čia šiek tiek tokie eskizai jo. Čia yra dalis tokio piešinio. Čia Mikutis sėdi ant lovos išsirengęs. Nu, čia, žinokit, jo buvo tokia tipiška laikysena, užsidėti abidvi rankas. Ir jis ir miegodavo šitaip užsidėjęs. Nei aš klausdavau nei ką dėl šito. Nu, tiesiog, nu, jam taip patiko, bet jis taip tuos pirštus vienam tapybos darbe aš beveik sukišau, čia Mikutis prie tunelio rengėsi, čia piešinys, čia, nu, toks labai panašus ir jisai toksai kojas laikydavo tokiu kaip smėlio laikrodžio tokiu, suglaudęs. Nors man žmona sako, ir tu kaip Mikutis jau pradedi senatvėje. Nu jo, čia jisai lovoj guli.
Jis tikrai retai nurimdavo, bet kartais, žinoma, jis ar prisnūsdavo, ar kažkokią čierką būdavo išgėręs, tai jisai ten pat pas mane dirbtuvėj ant tos raskladuškės, tos lovelės sudedamos, eidavo pasigulėt. Nors čia mes Nydoj pas girininką Krištapavičių, čia 82 metais mes tenais buvom pakviesti žiemą ir mes tenais praleidom. Ten piešinių nemažai padarė. Va čia ant to žodžio kaip tik jisai čia yra pasislėpęs po patalais mano dirbtuvėj ant sudedamos lovelės. Jo, čia yra tas tapybos darbas, kai aš jį padariau, jam lyg tai patiko. Bet klausia, kaip tu jį pavadinsi. Ir aš sakau, jis vadinsis Weltschmerz. Ir jis taip nurijo seilę, o tai yra toks baironiškas, šiek tiek ironiškas pasaulio sielvartas. Atseit žmogus, kuris pergyvena dėl viso pasaulio. Justinas toks ir buvo. Jis toks naujasis Kristus toksai. Bet jis žinojo, suprato šito pavadinimo ir ironiją. Nereikia, čia tie durniai, kurie dėl viso pasaulio, tu savimi pasirūpink savo aplinką ir pirmiausiai pasirūpink varg dėl jų. O Baironas, taigi jis susipyko ten Anglijoje su visais savo valdžios žmonėm ir išvažiavo į Graikiją kovoti už Graikijos nepriklausomybę ir ten žuvo. Tai jisai graikų yra nepriklausomybės didvyris. Bet todėl ir tas Weltschmerzas prigijo kaip toks, ne į savo temą, ne į savo vežėčias įlipo ir toliau jis vadovaut nori visiems. Tai ką man Mikutis pasakė, kad sako, aš esu ne Weltschmerz, o Weltbeleidigung, yra pasaulio nuoskauda. Tai kai kitą padariau, man atrodo šitas geresnis, o va šitą, kai padariau, tokį šiek tiek prisidengusi, tokį lyg tai paltų, tai pavadinau būtent taip, kaip jis norėjo, to pasaulio nuoskaudą. Jo, čia įdėjau kelis Mikelandželo skulptūros darbus. Tai yra paskutinė Mikelandželo rondaninė pieta, kur mums Mikutis sakė, kad tai yra geriausia visų laikų pasauly skulptūra. Ir šiaip pagal meno mąstymą. Ir tokia įtempta. Jeigu teko būti Milane, ten Sforzos pily yra, jinai ekspozicijoje stovi. Nėra labai didelė, bet Justinas žinojo tos skulptūros sukūrimo istoriją. Mikelandželas jau savo gyvenimo pabaigoje gavo užsakymą iš rondaninį, kartais, matot, būna geras mecenatas, jis sako, norėčiau turėti jūsų skulptūrą, klausiau, o kokį siužetą, sako, jūs pats nuspręskite. Tai čia aš esu patyręs kelis kartus ir man tai buvo pats geriausias užsakymas ir rezultatas pavykdavo pats geriausias, kai mecenatas nesako, visai nepriekaištauja, nestovi už nugaros, kad taip daryk ar taip. Ir net ką bedarysi, jeigu mecenatas tavim tiki, pasitiki, tai tada Mikelandželas sako, aš dariau jau 3 dabar paskutinės pietas ir aš noriu dar vieną pietą padaryti. Sako, gerai. Ir jis iškalė, labai gerai iškalė. Bet po to jam atrodo, kad jis per gerai iškalė. Ir jisai nukirto Kristui galvą ir iš Marijos kūno padarė dar vieną Kristų. Ir čia šitoj kompozicijoje ta Marija liko, o tas ir senasis Kristaus kojos liko. Bet tas kūnas ir 3 ranka liko, buvusi Kristaus ranka, bet ji dabar tapo beveik kaip Dievo tėvo ranka, tokia kaip apvaizdos, tokia globojanti ranka.
Ir šitą mes su Vilium Orvidu kalbėjom apie šitą, nes mes su Vilium albumus pasiimdavom, kai jis atvykdavo į Vilnių į dirbtuvę pas mane, ten nemažai buvo albumų, taip kad jis net kartais prašydavo nupiešti kai kuriuos siužetus, o sako, tu nupiešk, o aš iškalsiu. Tai šitų dalykų irgi buvo. Bet Justinas, kadangi jisai, aš net rodžiau Viliui, kad Mikutis sakė, kad šitas labai, labai geras, tai žinokit, iš dalies tas toksai rūpumas, toks lyg tai neužglaistimas, nenusaldinimas, labai orvidiškas yra. Po to Vilius net išmoko tą tokį rūpų paviršių tokį daryti akmens. Tik tai tiek, kad Mikelandželas turėjo privalumą, nes jis kalė iš marmuro. Marmuras yra nors kietas, bet minkštesnis negu mūsų kūliai, negu mūsų granitiniai dalykai. Taip kad Orvidas šiuo atveju daug sunkesnį vargą turėjo. Tai aš noriu tą rondaninį pietą parodyti, ką ir Mikutis rodė ir man, ir Viliui Orvidui, kaip labai stiprų. Šičia. Šita nuotrauka čia yra turbūt 5 dienos prieš mirtį Justino Mikučio. Ir čia Audrius Naujokaitis nuvažiavo jo aplankyti ir padarė kokias 5 nuotraukas, 5 portretus. Ir pats dabar ir Naujokaitis numirė, nors jis mano mokinys buvo šitą, bet dabar Dailės muziejus nupirko visus tuos 5 portretus, nes matot, kad čia yra toksai pranašo visai veidas, kažkoks lyg El Greco, lyg kažkaip. Ir čia, kai Mikutis numirė, tai net mirties aplinkybės buvo labai įdomios, nes mes nesusitarę, keli jo draugai ir mokiniai, aš vieną kunigą vedžiau, o Naujokaitis kitą kunigą vedė, bet jau Mikutis pats gulėjo beveik be sąmonės, jau jis ten neskyrė to paskutinio patepimo. Taip, kad jis 2 kartus net pašventintas prieš mirtį. O čia jau Rapolo bažnyčioje Vasiliauskas tenais leido kriptoje jį pašarvoti, tai aš naktį atėjau ir dar nupaišiau karste prie žvakių čia šviesos. Jo, kitais metais, ne dabar kitais, bet po mirties, 88 jisai vasarą numirė ir 89 aš sugalvojau daryti šitą Mikučiui skirtą parodą. Kadangi aš ten tuos menininkus daugumą pažinojau, pas kai kuriuos važiavau į namus, išrinkau. Trumpai kalbant, visa tai buvo eksponuota dabartinėje prezidentūroje, tais laikais tai buvo meno darbuotojų rūmai, 89 metai. Ir norėjau plakatą padaryti, kaip tik pažinojau gerai grafiką ir knygų dizainerį Eugenijų Karpavičių. Ir Audrius Naujokaitis davė vieną iš savo nuotraukų, tai šitai padarė plakatą, man atrodo, tikrai sėkmingas. Bet jau ir Karpavičius numirė, visi tiek, jau mano bendramžiai jau smarkiai miršta. Karpavičius nusiuntė šitą plakatą į Japonijos parodą plakatų ir gavo prizą kažkokį, bet čia jau atgimimo laikais, jau pirmais laisvės laikais. Nors čia pačioj spaustuvės yra rusiški, Šumausko spaustuvės, tie tekstukai, adresai ir tiražas ir panašiai. Ir čia, jeigu galit įsivaizduoti, čia truputėlį imituoja Gedimino stulpus. Matot, gaunasi šitas, po to šitas ir vėl. Ta forma tokia, tais laikais reikėjo slaptai veikti šitos dalykus, bet net ir japonai pamatė stiprią įtaką.
Jo, čia iš filmo Agrastų vyno, jisai čia su Jonu Jurašu. Čia jie vyną geria iš kažkokių didelių taurių, pas Vildžiūnus, man atrodo, čia sodyboje. Jo, nu, aš nenoriu ten labai keisti tų temų, bet aš įdėjau paveikslą, kurį Justinas Mikutis sakė, kad čia tavo pats geriausias. Nu, tais laikais, tai buvo 86 gal metai, jis 88 numirė. Tai jis prie jo buvo, man atrodo, net ir tapyta. Ir jis sako, nu, nei jis mane gyrė, nei ką, jis iš karto pradėdavo analizuoti. Jis toks kaip tikras semiotikas, jisai iš karto prasmių kažkokią apžvalgą daro. Ir sako, tu žiūrėk, jeigu tu jame ieškai Kristaus, tu jo nerasi, randi žmogų. Bet jeigu į jį nori pradėti žiūrėti kaip žmogų, tada matai, kad čia vis dėlto gal Kristus. Ir čia ir Kristaus dieviškumas, žmogiškumas, ir kartu ir mes patys esam kaip Dievo paveikslai. Nu, kokie mes ten Dievo paveikslai, nu, bet vis dėlto ir tai. Tai mes ir priartėjam prie to Dievo paveikslo ir nutolstam, kartais visai nusispjaunam, bet kartais jaučiam, kad vis dėlto, čia kažkas yra tokio svarbaus, net ir kiekviename iš mūsų. Aš prisimenu, net ir filme, Sigitas Geda pasakojo, sako, Justinas Mikutis atėjo, pas mane, sako, draugų, ten poetų, kompozitorių, iš Maskvos kažkas atvykę. Ir, nu, vynelį ar degtinę ten kažkas geria ir kalba kažką. Ir kažkas jau ten pusiau toks nuduliuodami pasakė, kad nu, Kristus, nu, kas tas Kristus, nu, vargšelis buvo. Ir sako, Justinas jau ten kažkur ant sofos snaudė, išgirdo, jis atsistojo, sako, Kristus buvo vargšelis, bet jis turėjo dieviškos ugnies. Visus nusodino. Taip kad, nu, sako, mums Justinas Mikutis, tai čia po to aš gavau pakvietimą į Vokietiją, tokią išpuošti vieną koplyčią Lauterbache 95 metais. Tai aš kaip tik norėjau tą patį siužetą, tokį lyg tai Kristų, bet čia, žinoma, jau klebonas prašė nutapyti prisikėlusi Kristų. Bet čia yra tikra freska, 4 kvadratinių metrų dydžio šitą. Bet man atrodo, kaip žemaičiai sako, nabjaurė. Jo, ir kai Justinas Mikutis numirė, aš atvažiavau į Gargždelės kaimą pas Vilių ir sakau, nu vis dėlto reikia paminklui kažką padaryti. Nu tai sako, einam, tu pasirink kokį nors daiktą ir vežkit į Vilnių. Nu ir aš beveik buvau išrinkęs, ten apačioj ten vietos vardui pavardai, sako, gerai, aš iškalsiu vardą pavardę, gimimo, mirimo metus. Ir tada, gal, nu, po pusmečio aš privažiuoju, jau tada su Dominyku Čiapu, jisai turėjo ir mašiną, ir priekabą turėjo, ir mes privažiavom, ir nu, tai jau važiuojam ten prie tos, kur mes buvom numatę skulptūrą. Vilio sako, važiuojam kitur, padariau naują. Tai, nu, kai autorius jau viską iškalęs ir naują padarė, nu tai va šitą va įvertėm į priekabą buvo, nu ir dabar Karveliškų kapinėse. Matot, jisai Kristų padarė tarp tokių liktai, tokių voliutų, liktai barokiškų, liktai lietuviškų, šiek tiek tokių ornamentinių, bet tas Kristus toks irgi sklendintis toksai, nors turėtų būti ant kryžiaus, bet net šiek tiek Mikučio yra tokio, nes Mikutis visą laiką toksai virpantis buvo, toksai, nu, nepagaunamas toksai. Tai, nu, iki šiol stovi ir mes čia va, kokio čia jubiliejus buvo, ar 30-metis, ar kas, nežinau. Mes su Arvydu Šalteniu ir su tuo kolekcininku Romu Raulinaičiu važiavome į Karvelių
kapinės ten senai buvom buvę, bet suradom šitą paminklą ir nufotografavau jį. Viršui čia matot šventoji dvasia, lyg tai sklendžia. Nu jo. Tai žiūrėkit, ir priėjom iki Viliaus Orvido šitos temos jau, mes grįžtam. Aš negalėjau nuo Viliaus pradėti, nes Mikutis ir vyresnis, ir jis buvo mokytojas, o mes buvom kaip po mokiniai. Ir man Viliaus Orvido kūryba patiko visada, nors aš žinojau, kad jis nei per daug ten mokėsi to meno, nei ką, bet jis turėjo ir gerą meno uoslę, ir turėjo labai gerą, iš tėvo gal paveldėtojo to akmentašio užsispyrimą. Jis mokėjo kalt. Jis, aš nežinau, ar beveik nesinaudojo, ar visai nesinaudojo perforatorium, tuo elektriniu kūju. Kiek mes kalbėdavom, jisai sakydavo, kad nebėra to dvasinio ryšio tarp rankos, kalto ir akmens. Jis norėdavo kažkokį tą poetinį tokį, savo vargui, nes perforatorium, kaip kapoji, daug greičiau padarai. Ir iš dalies net gali tuos pačius rupumus padaryti. Ir žiūrint, kokį tu tą kaltą užsidėdi, ten kartais būna 3 dantų, ten su deimantiniais antgaliais, kartais vieną kažkokį, nesvarbu, bet Vilius šitaip darė ir mes tada, gerai, dar įvažiuojant į Viliaus reikalus, 92 metai buvau sugalvojęs, atgimimo laikai ir šitą, niekas tokiais dalykais neužsiėmė. Tai jeigu tu pas neužsiimsi, tai nieks nepadarys. Tai mes ir ateizmo muziejų žiūrėjom ir pasakėm, kad mes dabar perimam visus eksponatus. Tai mes į Žemaitiją gal 3 Latvijos meno sugrąžinom iš fondų ir iš ekspozicijos. Ir sugalvojau, pateikiau ten kultūros ministerijai paraišką daryti pasaulio lietuvių pirmąją velykinę parodą ir ji vadinosi iš Evangelijos eilutė "Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios". Ir sakė, gerai, daryk. Tai man davė šiek tiek pinigų ir aš į Paryžių išrinkau ir Mončio ten, ir Gailiaus, ir Kasiulio kai kurios dalykus. Ir Mikšio Žibunto, Vokietijoje, Kvedaravičiaus, ten, Krivicko, iš įvairių. Iš Amerikos jau laiškais mes tenais atsiuntė, Elskus atsiuntė kai ką, Jonynas jau buvo miręs, bet žinoma, pagrindas buvo Lietuvos žmonės. Atvažiavau vėl į Gargždelę pas Vilių ir sakau, Viliau, darau parodą tokią, pirmą po karo, religinio meno, bet aš noriu tokio šiuolaikinio meno, modernaus meno, bet religinio. Tiesa, dar ir konferenciją padariau tarptautinę. Nesvarbu, neišsiplėsiu, kas su Vilium susiję. Tai sakau, ar duosi į šitą parodą? Sako, kur bus? Sakau, parodų rūmuose. Sako, gerai, tegul atsiunčia sunkvežimį su kranu ir sako, tu pasakyk ką. Tai mes parinkom 5, atsiuntė parodų rūmai tą sunkvežimį su kranu, įkėlėm, išvežėm ir po to ten liftu pakėlėm į tą kiemelį, jeigu žinot, parodų rūmuose. Dabar jau jis 30 metų šiuolaikinio meno centras, aš ten pats beveik neinu. Anksčiau tai buvo reikšminga tokia erdvė. Dabar perėmė ten tas jaunimėlis, bala nematė. Bet ką aš noriu pasakyti, ir mes tam kiemelį tas 5 Orvido skulptūras eksponavom, ir visos salės, ir 1 aukšto, ir 2 aukšto, ir net sodelis ten kitoj pusėje, viskas buvo šitai parodai skirta. Ir tikrai sėkminga buvo. Atidarymas, ambasadoriai buvo
15. Nu, atgimimo laikais visi dar tokie įkaitę kažkaip. Net aš Bačkį pakviečiau, jis dar nebuvo kardinolas, buvo arkivyskupas ir pakviečiau. Nu, tai sako, ko aš ten eisiu? Nu, nežinau, tingėjau, netingėjau, ir jam skambinu, po 10 minučių atidarymas, aš sakau, ekscelencija, nu, dėja, reikėtų, kad jūs būtumėte. Nu, ir kas ten atėjo? Sakau, Amerikos ambasadorius, Italijos ambasadorius, Vokietijos. Gerai, atlėkiau per 5 minutės, žiūri ten, iš kur jos atlėkė per Rotušės aikštę. Taip, kad tikrai buvo sėkmingas daiktas. Bet ką aš noriu pasakyti dėl Orvido Viliaus? Niekas jo nepastebėjo, niekas jo neparodė nei per televiziją, nei per radiją. Nu, aš po to, po parodos, ten po poros mėnesių viską jam parvežiau ir jis po to, kada jisai rudens pradžioje ar vasaros pabaigoje pasimirė, ar ne? Kad kokį rugpjūtį. Nu va. Tai aš jam sakau, aš ėmiau pavasario pradžioj, Velykom atidarėm, 2 mėnesius, man atrodo, aš Liepos vidury jam viską parvežiau. Bet ir matot, tai yra net ir tos viešosios opinijos reikalas. Nes pavyzdžiui, nu, aš bendravau ten su direktoriais muziejų, aš žinojau ir skaičiau pats spaudoj, kad Romualdas Budrys, kai jo paklausė kažkoks žurnalistas jo nuomonės apie Vilių Orvidą, jis pasakė, tai yra žemo lygio liaudies menas. Taškas. Tai, matot, nu, mes matę pasaulio, matę bendravę su tais funkcionieriais ir su tais išmanančiais ir neišmanėliais, nei Vilius užsigavo nuo to, gali būti, kad niekas jam ir nepasakė ir aš jam nieko nepasakiau. Nei aš pats užsigavau, žinojau aš tą Budrį su jo darbeliais visais, bet nu, tai buvo kokie 90, o gal net tais pačiais 92 metais. Mes vaikštom po muziejų, po sodybą ir sako, aš vis tiek noriu padaryti knygą apie tavo daiktus. Nu, tai sako, daryk, jeigu nori, tai daryk. Tai tada ir mama, ir kiti ten tos albumus su nuotrauko man parodė, tai dar Vilius gyvas buvo. Bet po to jau aš kai surinkau medžiagą ir tada keli fotografai važiavo fotografuoti, bet po to vėl reikėjo susirasti pinigų, nes kažkiek pranciškonai prisidėjo, po to kažkiek kultūros ministerija, ten pasikeitė ministrai, vieni norėjo duoti, kiti nebedavė, dar kultūros tarybos neveiksnios buvo, taip kad pavyko tik tai 99 metais išleisti šitą knygą. Nu dabar šiaip aš klausiau, skambinau į Baltas lankas, sakau, ar dar yra nors viena knyga, sako, net sandėlį nieko nėra. Viskas yra išparduota, nes šiaip medžiaga yra normaliai surinkta, jau tais laikais dar ir spaustuvės prastokai dirbo. Nu, aš su knygom turiu reikalą, aš žinau, gerą spaudą ir vidutinišką ir prastą. Tai čia vis dėlto tais laikais dar buvo vidutiniški antspaudai ir man atrodo būtų visai neblogai išleisti naują leidimą ir su naujom spaustuvėm, bet pasirodo leidykla net ir visų šitų failų neišsaugojo tos archyvinės medžiagos. Taip kad čia vos ne ir tekstus reikėtų iš pačios knygos susirinkti. Nu, nesvarbu. Bet dabar grįžtam vėl prie Viliaus Orvido konkrečiai reikalų. Pernai, jau kurį laiką aš nebuvau buvęs, bet kadangi kultūroje sukiesi, girdi, kas ką kalba, vieni džiaugiasi toliau veikla muziejaus Orvidų sodybos, kiti nesidžiaugia. Ir man ir atminimas Viliaus ir dar kažkaip, aš irgi neskubėjau.
Bet va pernai aš sugalvojau, man ten reikėjo truputėlį ir kitiem reikalam čia į Plungę atvažiuoti dėl mano parodos ir aš užvažiavau į Salantus, buvau senai nebuvęs. Ir šitoj sodyboj, ką pamačiau, aš atvirai pasakysiu, aš galvojau, kad bus blogiau, nes aš žinojau, kad yra truputėlį pritaikyta lankytojams, ten išstumdyta, takai padaryti ir panašiai. Tai šitie dalykai mane taip maloniai nustebino ir iš tikrųjų, norint jį žiūrėti jo sodyboj, reikia sąlygų. Tais laikais, sovietmetį, ten mes visi ir lankytojai, ir mes patys ropinėjom per tuos kūlius ir patekdavom į tas požeminės slėptuves, tas džiunglės, kaip Vilius pats vadindavo, bet dabar labai daug kas per 35 metus ir supuvo, tie ąžuolai velėnom apkrėsti irgi gerokai supuvo, kai kas dabar iškelta ir išdžiovinta laikosi, bet aš jums, gerai, aš nepaskubėsiu, tai čia matot, pats didžiausias, sakykime, tos sodybos gadintojas yra gamta. Nes viskas apsinešė dulkėm, žemėm, o kai žemės ant akmenų ir tie akmenys dar truputėlį tokie rupūs, tai labai gerai sustabdo tas žemes ir ar samanos, ar net augalai pradėjo. Ir mes ir su ponia Palmyra bandėm net ir kai kurias kerpes nuvalyti, net su metaliniu daiktu, tiek prikepusios tos kerpės. Tai aš po to ten ir Vilniui susiradau tokią firmą Lenkų, kurie gamina ir importuoja nuodus, sieros kažkokią rūgštį, kuri nuima nuo akmenų šitą visą gyvastį. Bet aš nusivežiau ten Aukštaitijoje į kaimą, aš norėjau išbandyti, pas mane ten irgi kai kurie dideli akmenys stovi ir aš užpyliau ir patryniau ir su metaliniais šepečiais ir su kaltais, kai kurios šitos kerpės nusiėmė, bet kai kurios tiesiog tiek prikepusios. Tai man reikalinga nuplovint visas skulptūras, akmenys, karkeriai. Bet tai su smėliu, ar ne? Ne, su vanduo. Galinga, mes turim tokį negalingą, nuplaudavo visą laiką, bet labai sunkiai būdavo. O dabar nupirkom galingą, jokių chemijų. Tai žinokit, labai gerai. O, tai labai tas svarbu. Labai svarbu. Nes aš galvojau, gal čia reikėtų ten plenerus daryti. Ne, tai labai gerai, jeigu. Tai aš čia rodau tas nuotraukas, kurias dariau pernai, rudenį, kai aš tada lankiausi. Visi akmenys atidėrė raštą, dabar atvažiau žmonės galvo, kad nepadaryti skulptūrą. Žiūrėkit, dabar grįžtam prie atgimimo laikų, kai mes ten draugavom su Vilium ir važiuodavom pyrago Salantų nusipirkti dažnai ir būdavo tas tankas, durnas tankas, toks buvo ant pjedestalo žiauraus didelio. Ir nesinorėjau ten hamavot, chuliganavot, aš parašiau laišką oficialų miesto tarybai Kretingai ir kaip tik ta Kretingos taip gavosi, kad visa taryba iš Kretingos buvo atvykus į Salantus. Tokia išvažiuojamoji diskusija ar susirinkimas. Ar man ten pranešė kas nors, kodėl aš pataikiau, aš jau dabar neatsimenu, tai buvo 89, gal 90. Ar laisvė buvo, ar dar nebuvo, gal tai buvo žiema, neatsimenu. Ir nubalsavo, kad nuimti tanką. Visada reikia daryti ant karštųjų šitos dalykus, nes visus Leninus mes ant karštųjų nugriovėm ir Vilniui su nieko nederindami,
tikimi kraną ir po to krašto apsaugą išsprogdinti pjedestalus visus. Ir niekas po to jau kultūros vertybės, čia leidimai, paveldas. Bet dabar aš, pernai rudenį užvažiavau į Salantus ir žiūriu, pjedestalas tebestovi. Išlipau iš mašinos, priėjau prie to pjedestalo ir jis tapo tarybiniu paminklu. Čia aš jį artinu, bet aš dar padariau, žiūrėkit. Va dabartiniam Salantų miestelį šitokie dalykai ir parašyta, kad šitą pjedestalą saugo Rusijos ambasada. Ir tą apsaugą pradėjo 2004 metais. Tai žemaičiai, tai Kazimieras Galdikas buvo visais laikais seniūnas, dabar jau jo nebeliko. Tai vadinasi, vietinė valdžia leido ruskiams siautėt, ką jie nori, tą jie daro. Yra baisus skandalas. Gerai, mes pasižiūrėjom su kolegom tenais tą sąvadą, pasirodo tas tankas išvežtas, o pjedestalas pateko į kultūros vertybių registrą. Nėra kaip nugriauti, net norėdamas. Tai aš ten vėlgi ėmiausi žygių, rašiau raštą, pasirašėm su Gelūnu muziejaus direktorium, su Paulė Kuzmickienė, tuo metu pernai buvo dar tos Laisvės kovų komiteto pirmininkė, ir nusiuntėm į šitą kultūros departamentą paveldo ir į Kretingos savivaldybę. Taip, pavasarį jau išbraukė, jau galima griauti. Nors dabar man meras Kalnius atsiuntė raštą, kad jie negali griauti, nes reikia statybos konstrukcijų. Ir gali būti, kad kareivių palaikai gali būti po tuo paminklu, po to. Taip. Ne, tai yra to tanko vadas, bet čia yra makaronai ant ausų, nes Estijoje čia nesenai situacija buvo ir jie jau galiausiai gavo leidimą iš to miestelio centro ir pagal dokumentus ten 220 tų kareivių turėjo būti palaidota. Iškasė viską, ekshumavo, 4 griaučius rado. Ir man ir apie Gargždelę pasakojo istorikai, kad pradžioj po karo jie visi buvo palaidoti Gargždelės kapuose, bet po to buvo vajus Rusijos propagandos, tada daryti tuos memorialus ir Palangoj padarė, čia dabar Merkinėj dar nepabaigta, pervežė į miestelių vidurius ir darė tuos pjedestalus, tokius propagandinius. Tai šitas vargšas, tas netoks jis vargšas stovi iki šiol. Bet kodėl aš apie tai kalbu? Aš tikrai nenusileisiu ir tikrai mes nugriausim. Aš jau žentą sakiau, mes pasiimam perforatorių, atvažiuojam ir pradedam griauti. Bet gal, kad neatrodytų, kad mes, kai ten tie, kur škirpa, kur kapojo, ten nufilmavo. Nors televizija jau nufilmavo šitą daiktą. Ir ten pakalbino salantiškius dėl šito pjedestalo. Tai iš 6 kalbintų 4 pasakė laibun, viena moteris sako, reikėtų išardyti, nugriauti, o vienas pasakė, reikia tanką sugrąžinti vietą. Gerai, bet tai yra irgi Viliaus ir dar vienas daiktas, kaip Vilius ką sugalvojo, o šiais laikais nebuvo įvykdyta. Čia prieš keletą metų, neatsimenu, gal prieš metus, pusantrų, kada tą tanką norėjo vos ne nutraukti kažkoks kolekcininkas. Ir
Aš manau, kad jis norėjo karo metas, kai prasidėjo, jis norėjo ruskiam parduoti tą tanką. Nu, nes jie ten supirkinėjo viską, įstato motorą ir jis toliau važiuoja. Gerai, bet kai tas skandaliukas pradėjo kilti, tai tada krašto apsauga susidomėjo, nežinoja buvo, atvažiavo, įlindo į bokštelį ir rado, kad iš tikrųjų jį galima užtaisyti. Ir tada reikėjo jau jį neutralizuoti, jau kažkaip ten sugadinti, kad jau jis nebūtų panaudojamas. Ir tą padarė. Ir čia meras gyrėsi, kad vos ne 7 000 turėjo sumokėti už tą visą aptarnavimą. Bet mes, kai tą tanką tenais atitysėm, Vilius sako, tegul jo šitas nestraublys, o vamzdis žemyn į duobę būna nuleistas. O šitie Lietuvos krašto apsauga sutvarkė, atseit jau neutralizavo jį ir vėl pastatė, bet jį taip gana, taip, jis labai taip gyvastingai pakėlęs. Tai man šitas nepatinka. Aš nežinau, ar su Palmyra reikėtų tartis, kad jį nuleisti, pakisti akmenį kažkokį ir tą visą bokštelį žemyn nuleisti, kad jis iš tikrųjų, kad baigta jau kadencija, jau nebebus niekada. O dabar toksai pasistiepęs, kad dar aš čia galiu atvažiuoti ir panašiai. Tai čia buvo Viliaus reikalai tokie. Čia aš dar... Kodėl aš čia jį parodžiau, nes čia yra buvęs ilgametis Salantų seniūnas ir aš jį nufotografavau prie Gaidžio koplyčios. O ta Gaidžio koplyčia Vilius, jau tą savo sodybą buvo beveik padaręs viską ir jisai rūpinosi dar Salantų kitoj pusėje, ten lauke yra tokia koplyčia stovėjo. Tai jis pradėjo tenais tų akmenų, ten ji buvo be stogo, tai jisai ten savo lėšom uždengė tą stogą kažkaip ir sako, tu išmanai šitos daiktus, tu sako, atvažiuok ir ištapyk ją freskom. Buvo blogai, kad ta jau iš vidaus koplyčia buvo nutinkuota tinku. O kas yra tinkas? Cementas, jisai ėda dažą, pigmentą. Bet mano uošvė ten restauratorė, chemikė buvo ir sakau, ponia Milda, mane kviečia Orvidas į Salantus, aš važiuoju tapyti freskų ir man parinkit tokių pigmentų freskai, kad jos nebijotų cementinio tinko. Tai man kažkokių vokiškų tenais tų dėžučių pridėjo, nes jį pati ten restauravo ir Pažaislio vienuolyno tas freskas, jį patyrus buvo. Ir mes 80, man atrodo, 9 metų per 2-3 savaitės padarėm šitą. Tai Vilius darė akmeninius. O kodėl aš čia? Gerai, gal tas freskas aš truputėlį parodysiu, bet aš čia įdėjau tas nuotraukas, dabar dar šitos sodybos šiek tiek nuotraukų. Neturiu laikrodžių, kiek mes, kad... Va, matot. Atsiprašau, kad šitaip gerai, gal tada mes... Matot, su Viliaus Orvido kūryba yra toks daiktas, kad jis, kai pradėjo daryti, jis brendo ir kaip žmogus. Nes jis, buvo, kaime užaugęs, nelabai ten buvo sveikas. Po jo mirties, kai aš aiškinau, kai rinkau medžiagą ir motina pasakojo, kad jisai vos ne iš širdies ydą turėjo ir panašiai. Bet jisai, kai grįžo iš tarybinės armijos, jis pradėjo kalt kažkaip bet nei jis ten labai skaitęs tų knygų buvo, nei jis tos krikščionybės labai žinojo, tai jis, iš kažkokio bendro išsilavinimo, ten kažkokias laumės, kažkokias ten
medžiotojus, Palangų Juzę kažkokią, nu, mato, ką kiti maždaug daro, tai jisai iš akmens. Tai po to, kai mes susidraugavom, tai tada jau jis pas mane paėmė Maceinos 5 knygas, perskaitė, po to tenais Brazaičio poezijos kažką ir ten krikščioniškų simbolių knygos, po to pamatė Valančiaus dar išverstą Petro Skargos Šventųjų gyvenimai. Tai mano žmonos močiutė turėjo tokią, man dovanojo tokią stambę knygą, labai gražus tie tekstai. Tai Vilius ją turėjo iki mirties, aš nežinau, jis iš manęs kelis daiktus pasiskolino ir man jie nesugrįžo, nors jis man davė kai kurios dalykus ir aš nesugrąžinau. Tai aš galvoju, jeigu mano sugrįžta, aš tada sugrąžinsiu ir Viliaus tuos dalykus, nes kai dariau knygą, tai man reikėjo ir tų atsiliepimų knygų, ir, nes aš citavau kai kurios dalykus toj knygoj. Tai taip ir liko pas mane dėžėse, viskas išsaugota švariai, šitie dalykai yra. Tai ką aš noriu pasakyti, kad Vilius iš tos kažkokios prigimtinės pagonybės žemaitiškos jisai augo, jisai brendo. Ir aš manau, kad jo pats gražiausias ir pats prasmingiausias daiktas, kurį ir Jonas Mekas vertina, kad tai yra pasaulio stebuklas, yra būtent tas paskutinių gal 3-4 metų periodas, kuomet jis pradėjo ir Kristų, ir Mariją, angelus, šitas periodas, kuomet jis darė. Ir tai buvo ir Mikučio iniciatyva. Niekad Mikutis nesakydavo, kad iškalk man angelą. Bet tiesiog, mes gyvenom šitoje aplinkoje, kalbėjom apie šitos dalykus, žiūrėjom tą meną, skaitėm tą literatūrą ir poeziją, ir filosofiją, klausėm muziką, kritikavom dažnai bažnyčią dėl aplaidumo, dėl nevykusių pamokslų, dėl vaikščiojimo į pievas, nei šis, nei tas, tuo labiau tuos turtingus klebonus ar vyskupus labai mes ten išdroždavom kaip reikiant. Kažkaip, jisai iš tikrųjų subrendo į sąmoningą krikščionį. Ir tada jo kūryboje labai šitie dalykai atsispindėjo. Tai čia aš rodau tuos dalykus ankstyvuosius Orvido, kurie dar prieš tą krikščionišką, tai čia visokie tokie išvilpinėm, kažkokie panai, net ir šitas graži tokia su kaukolė tokia, matysit tenais iš muziejaus, tai jie irgi yra iš ankstyvųjų periodų, ten tos 2 skulptūrėlės, tai sakykime, ne iš to pačio geriausio periodo. Bet, čia va jau tie krikščioniški tokie, šita labai graži. Aš noriu parodyti, ką, pavyzdžiui, žiūrėkit, kai dariau knygą, mes fotografavom su tokiu fotografavu, va kaip jinai anksčiau atrodė ir kaip atrodo dabar. Ir to oranžo viršaus, tai nedažytas tas raudonas ar tos anglų raudonas toksai. Tai buvo natūralus akmens, kažkoks įdegis, nežinau, gal čia kažkoks paviršius. Ir matot, ir tas baltumas, rūpumas kažkoks, jisai labai, gerą santykį turi su tuo raudonu. O dabar, kadangi apsinešę buvo, kai aš mačiau, matot, viskas pilka. Ir, laimiai, aš net juokavau su kažkokiu, mes nuvažiavom su kažkokiu menotyrininku, aš sakau, kad jeigu jūros lygis pakyla kokią 10 metrų, tai čia viską užpila, visa Žemaitija būtų užpilta, bet, sakau, po kokio 1000 metų nusėstų ir viskas būtų sunykę, o Orvido dalykai stovėtų. Ir toliau, taip kad
ir gal net truputėlį būtų nuplautos ir tos dulkės, ir tos visos kerpės, ten jau visos lydekos nukrauštų ten visą tai. Taip kad čia, žinokit, su Vilium aš manau, kad daug kas pasikeis, ir mūsų kartos pasikeis, ir menai pasikeis, ir kai kas, ir daug kas bus žuvę, o šitie dalykai vieni iš tų, kurie daugiausiai, ilgiausiai turės išlikimo vertę. Žiūrėkit, tai aš jau dabar matau, aš nenoriu viršyti šitų dalykų. Viena tokia, čia kai kas iš mano knygų, kai kas iš dabartinių. Va čia šitas man taip skaudu, kad jis buvo pilkas, o čia vienas paskutinių nukryžiuotojų. Ir kai aš jį mačiau, kai Vilius darė, jis buvo spalvotas, bet natūraliai, be jokių dažų. Ir va, žiūrėkit, neįdėjau tos nuotraukos. Praėjo geri 30 metų ir kai kurių dalykų aš nebuvau matęs. Ir aš klausiau ponios Palmyros, pavyzdžiui, iš kur šitas nukryžiuotas, nes jo nebuvo. Nu, sako, mes iš visokių pašalių čia surinkom ir žinoma, kai kurių dalykų aš jau neberadau, nebemačiau. Tai kai kas gali būti, nu, gal natūraliai išvežta, o kartais gal ir pavogta. Tarp kitko, dėl jo paveldo mes kažkada, nu, aš tuo metu dar neturėjau mašinos, o jis turėjo. Sakau, Viliau, nu, tai buvo gal sekmadienis, gal mes buvom po mišių, sakau, sėdam į tavo mašiną ir apvažiuojam tuos aplinkui kapelius, kuriuose yra tavo skulptūros. Ir mes kokią gal 10 kapelių tuose apvažiavom, kokią mes kelionę turėjom. Ir jis žino, kur pastatęs Angelą, kur Mariją, kur Kristų. Bet jeigu dabar manęs paklaustumėt, kur važiuoti dar kartą pakartot, aš jau tikrai neatsimenu. Nu, bet Žemaitija ir didelė, ir netokia didelė. Ir čia tas Plungės rajonas, nu, reikia tiesiog į kiekvienus kapelius nuvažiuoti ir eiti ir tikrai galima bus surasti, nes jis tikrai buvo populiarus, daug kas norėjo kapuose turėti Orvido skulptūrą. Dėl šitos, pavyzdžiui, šitas yra pusiau brangakmenis, jis buvo toks šviesiai, skaidriai žalias, toks netgi žydras toksai. Nu dabar va per ilgą laiką, tai jį irgi reikėtų labai nupurkšti, nes jis ten jo nuplaut ir tada čia ir sakė, kaip man buvo sunku ją kalt, nes sakė, labai kietas ten kažkur iš galerijos gal. Jo. Va šita, Justinui Mikučiui, kaip patiko šitas Golgotos 3 kryžiai. Ir sako, čia, Mikutis sako, čia Viliaus Orvido fenomenas. Jisai sako, jam užtenka labai nedaug, truputėlį pakala. Nu, Justinas Mikutis mane taip droždavo dažnai. Sako, tu ką sieki, tu per jėgą nori pasiekti, tu prievartauji medžiagą. Sako, tu leisk labiau, lengviau, paprasčiau kažkaip prieiti. Tai jisai to, ką mane droždavo, tai jisai rasdavo pas Orvidą, va, sako, mokinkis. Sako, ima akmenį ir kažkokią randa vietą, randa pusę, kažkokią kampą ir iš jo prisitaiko. Tai yra tam tikras toks krikščioniškas mąstymas, krikščioniškas elementas, kai tą imi Dievo kūrybą, tos milijonus metų patyrusius žemaitiškus kūlius, ridinėtus per ledynmečius ir staiga jie atsiranda dabar vidury Žemaitijos, atsiranda kažkoks žmogus ir truputėlį krikščioniško, ką nori pakalt. Nu tai net ir tą visą
visą kontekstą žinant, nu, tai atrodytų čia jau labai didelė drąsa čia draskytis, nes jau reikia žiūrėti, kur mes čia patekę ir ar mes čia turim teisę labai kištis į tą visą gamtos vyksmą. Tai va, net ir šitą, ir tas va, toks puslankis, toks lyg tai pasaulis, toksai, ir čia tie kryžiai viršui lyg tai arka pasikartoja. Nu, nemažai mes čia praleidę laiko prie šitos skulptūros, bet čia pagrindiniai tokioj alėjoj prie šulinio ten jisai buvo. Tarp kitko šulinį, aš prisiminiau, Vilius sako, važiuojam į Alksnėnus. Sakau, kas ten? Ten, sako, stebuklingas yra šaltinis. Nu, sakau, nemėgstu aš ten lakstyti po tas stebuklingas vietas, tenais, nu, tegul tenais davatkėlės eina, bet sako, važiuojam vis tiek. Nu, kaip kviečia, tai kodėl nevažiuosim. Ir mes tada važiavom ir nuvažiavom tenais į Suvalkiją, į tos Alksnėnus ir tas šaltinis. Žiūriu, iš bagažo Vilius bidoną atsineša ir prisipylė to vandens savo pilną bidoną. Nu, be jokių tenais ceremonijų. Po to mes grįžom į sodybą. Vilius atitempė tą bidoną vandens prie šulinio ir viską supylė. Ir sako, dabar visi galės ir praustis, ir gertą vandenį, ir bus šventas vanduo, nes iš Alksnėnų. Nu, taip atrodo toks primityvokas daiktas, bet gražus toksai momentas. Žiūrėkit, ačiū, nesinori labai viršyti ir per daug nei klausimų nebuvo laiko, bet gal kažkokia bus ar kita proga. Jo, nes žinokit, vis tiek aš dabar kas mėnesį vis važinėsiu į Žemaitiją, nes jau vakar eksponatų atvežėme ir tos kolekcijos, ir savo darbų, ir pavasaris, žiema bus kaip tik labai žemaitiška. Taip kad jeigu jūs norit kažką, tai aš tikrai visada galiu kelias valandas paskirti susitikimui ir sakykit, sugalvokit vadovam. Tai ką, ačiū labai.